Sveiki, šiandien mes gaminsim žuvį, tai bus tilapija. Tilapija su daržovėmis. Mums prireiks 1,5 kilogramo tilapijos, prireiks cukinijos 3 vienetai, prireiks morkų, tokio maždaug dydžio 5 vienetai, mes vėliau gramais, tai tiksliai nepasakysiu kiek. Ir 4 paprikos, maždaug tokio dydžio, čia gana didelės. Iš prieskonių mums reikės česnakinių pipirų, druskos, paprastų pipirų. Taip pat prireiks purškiamo aliejaus ir padažui reikės pomidorų pastos, 2 pakeliai, čia būtų, nesvarbu kiek čia gramų. Žodžiu, 2 pakeliai būtent tokių ir pusę pagaro. Pusę kolunkis. Kėdainių, baziliko. Kėdainių, baziliko, be konservantų, 4 gramai cukraus, 100 gramų, visą kitą iš pomidorų. Tilapiją supjaučiau gabaliukais, taip atrodo, supjaustam per pusę, nes tai bus pagaliau dėti ir po. Bet kai tilapiją supjaučiau, tai dėdam į šoną. Papriką mes pjaustysim kubeliais, tai irgi padarysim vėliau. O dabar mums reikės sutarkuoti morkas ir cukinijas. Morkos ir cukinijos sutarkuotos, dabar jas reikėtų apkepti. Kol aš pjaustysiu papriką kubeliais, tai kepsiu morkos papurškės alieju. Pjaustom tokiais didesniais kubeliais papriką. Papriką taip pat reikėtų apkepti. Viską įdedam, gavosi šiek tiek daug daržovių. Keptuvė nėra didelė, todėl kepsiu per 2 kartus. Apkepam ir paskui įpilam padažą. Pusę. Čia net ne pusė, trečdalis. Čia šiek tiek vėliau. Į stiklainį supiliau dar 2 pakuotės pomidorų pastos. Gavosi šiek tiek daugiau, dabar pusė šito. Galiausiai daržovės. Netelpa. Jeigu pas jūs keptuvė didesnė, tai sutaupysiu jums laiko. Man šiek tiek ilgiau užtrunka. Šiek tiek druskos pagal skonį. Ir pipirų. Daržovės pagamintos. Dabar bus 3 sluoksniai. Pirmas sluoksnis bus daržovių. Papurškiam taigi, vienas sluoksnis dėm, dabar žuvis.
labai patogu porcijomis dėti valgyti. Beje, draugai, kas nepasirašėt, va, vienas į kitą jūs dabar žiūrit. Jeigu po to žiūrėsit YouTube šitą video, tai galite pasižiūrėti, ką komentavot. Suraskit mūsų periskopę, transliuojam kasdien, kalbam įvairiom temom, sporto temom, psichologiniam temom. Aš norėčiau paliesti, ką žinau, norėčiau pasidalinti, pavyzdžiui, kaip nepasiduoti, kaip išspausti iš savęs daugiau sporto salėje, arba kaip prisiversti tinkamai maitintis ir pamiršti apie blogąjį maistą. Taip kad suraskit mūsų tenais ir pafollowinkit būtinai. Toliau prieskoniai česnakai. Gerai, viską pabarstom gerai. Čia jau sudėti yra druskos, todėl jos papildomai čia nereikia. Mes ir žuvės nemažai įdėjome druskos. Jo, žiūrėkit, draugai, pagal savo reikalavimus, pagal savo poreikius. Jeigu vengiate šiuo laikotarpiu druskos, tai nevartokit, iš vis nedėkit tiesiog. Arba jeigu galite sau leisti, šiek tiek uždėkit. Šiaip druska yra mineralas ir tikrai reikalingas, bet nereikėtų persistengti su juo. Labai daug žuvies šį kartą gavosi. Čia mes 1,5 kilogramo, ne? Išdėliojam antrą sluoksnį, tai jau yra 3 ir kiek minučių į orkaitę? Į orkaitę 30-40 minučių, jinai kaitina iki 200 laipsnių. 200 laipsnių, 30-40 minučių, pasižiūrėkit, paragaukit, ne kažkaip taip, kad nuspręst, ar jau pagaminta. Žuvis greitai gaminasi, pusvalandžio užteks. Na ką, praėjo 35 minutės ir mūsų tilapija paruošta. Atrodo jinai štai taip. Nesvarbu, kaip atrodo, kaip jinai, kokį jinai skonį turi. Ir labai lengvai susivirškina. Aš suvalgiau turbūt didesnį gabaliuką, 150 gramų makaronų pilno grūdo suvalgiau. Ir pas mane susivirškino per pusantros valandos ir jau jaučiau, kad galėsiu valgyti drąsiai dar po valandos. Daug sulčių iš daržovių gavosi. Su ryžiais, su sausais ryžiais čionais. Labai skanu. Būtinai išbandykit. Būtinai. Ir parašykit po to mums komentaruose arba asmeninę žinutę parašykit, kad išbandėme tikrai skanu arba išbandėme kažkokį tai šūdą jūs čia mums pasiūlyti. Taip kad tikrai išbandykit ir grįžtamą ryšį iš jūsų laukia.